pirmo žingsnio, kaip pasakius, švelniai pastumės link tos kūrybos. Tai prašom žodelį. Sveiki visi, kas šiandien prijaučia kūrybai ir menui. Kadangi turbūt nelengva kalbėti čia, nes mes esame visi tokie, kurie dirbam su rankom, bet ne su kalbom. Visi savo kertelėse žiemą, tamsiam periode, nes visi kiekvienas buvom unikalūs, saviti ir kažką tai kūrė. Gaminom, triūsėm, kruopščiai atsiduodami savo kūriniams. Ir iš tikro, kas svarbiausia kiekvienam kūrėjui? Kad kūryba plėtotus, turbūt svarbiausia, kad kažkas ją pastebėtų ir matytų. Kad ją kiekvienas pastebėjęs ir ne tik pasigrožėtų, sakytų gražu, bet galbūt tai ne pats svarbiausias žodis, o turbūt pasakytų, kiek čia įdėta laiko. Nes tai svarbiausi žodžiai, kuriam šiam laikmetyje patys vertingiausi. Mes visi skubam, lekiam, bėgam ir labai pritrūkstam laiko. Jis toks aukso vertės. Ir kartais minčių turim, o laiko pritrūkstam. Tamsusis periodas yra tam, kad mes galėtumėm daugiau tam skirti. Iš tikrųjų, taip nuostabu, šiaudiniai sodai sukasi, tapytojai, karpiniai, margučiai. Visos mūsų tradicijos, kurias esam kažkur tai paslėpę, bet šiandien mes jas atnešėm jum. Taip kad labai džiaugiamės, kad susirinkot mus pastebėti, palaikyti, nes tai mums yra svarbu. Mes ne tik savo darom tai, kad kažkas galėtų mums pasidžiaugti. Važiuosim toliau, reprezentuosim, stengsimės išlaikyti tą savo kūrybinį kelią. Ir svarbiausia, noriu padėkoti savo tautodailininkams, savo bendruomeniai, nes be jų mes čia, kas vieni kitus atsiremdami, aš to paties dalelę. Tik tai mes vieni kitus palaikydami galim kažką nuveikti ir dalyvauti kažkur, tai kur mumis kvies, kas pastebės. Tai taip, kad labai džiaugiuosi, labai sveikinu kiekvieną kūrėją, tautodailininką, meno kūrėją, kurie ne tik tai kaip tautodailininkai, bet ir kaip meno kūrėjai. Ir mes nuo kažko pradėjom. Po dalelę ir mes kažkur tai augame, kaip sako, užaugot. Michelina sakė, užaugot. Mes augam. Niekada nėra stop. Visada kažkur keliaujam, tik tai kažkur. Tai taip, kad ačiū svečiam, ačiū visiems, kas atvykot ir iki kitų metų. Tikimės vėl kažkaip tai susimatyti. Ačiū visiems.